pusėje. Stėptelėjau, bet aš negalėjau suvaidinti, man skanu, man Austrija kažkodėl tai labai tokia snablinė yra. Atsiprašau, Austrija mėgėjų, nesubrendau dar Austrija. Kažkada vaikystėje alyvuogės galėjau atsiliepti negerai, bet dabar alyvuogės labai mėgstu. Tai čia aš taip iš toli pradėjau savo istoriją, ką aš veikiu, tai pastaruoju metu aš dirbu, paskaičiuosim, laidą Ne emigrantai filmuoju, taip pat laidą Orijaus kelionės filmuoju. Dar vienas mano darbas apie keliones. Mes filmavom tiesiog viską po truputį. Tada buvo kita kelionė į Peru. Aš filmavau lietuvius, kurie įsivėlė į narko biznį ir jie bandė skraidinti iš Peru narkotikus į Europą ir juos pagavo, jie sėdi kalėjime, aš juos lankiau kalėjime. Tada buvo dar tokių neformatinių istorijų. Pavyzdžiui, buvo istorija apie prostitutės Dubajuje. Tai yra iki šiol mano žiūrimiausia visų laikų serija. Čia irgi, kad suprastumėte, ką žiūrovai žiūri. Jeigu daryčiau apklausą dabar jūsų akis į akį, jūs visi sakytumėte, kad jūs rodė kalnus, žvejybą, gamtą, bet iš tikrųjų rodė prostitutės Dubajuje. Žiūrės visi. Tai yra realybė. Čia visi žurnalistai pasakytų, kad auditorija meluoja viešai, kai komentarus rašo, kodėl jūs rodote tą, kodėl jūs pasakojate tai ir ką iš tikrųjų skaito. Ir dabartinės technologijos mums tą leidžia pamatyti konkrečiai tikrą paveikslą žmonių. Regionuose mes galime matyti, pavyzdžiui, Panevėžy ten labai išauga kokia nors tema, Alytuje labiau žiūri tą, skaito tą. Tai dabartiniai kompiuteriai rodo viską. Tai taip pat, auditorija tiesiog visai nori atrodyti geresnė. Kalba apie save, bet iš tikrųjų jie yra visai kitokie, kai jie lieka vieni su kompiuteriu arba nežiūri visai kitus dalykus. Tai prostitutės Dubajuje yra žiūrimiausia visų laikų laida ir kartais, aš buvau pasamdžiu tapenas svečiuose ir sakiau, kad yra žmonių, kurie mane pavadina prostitučių žurnalistų, nes aš atseit labai dažnai darau temas apie prostitutės. Aš suskaičiavau, tai praeitais metais iš 3 kartus esu tą daręs, bet kadangi jos būna žiūrimiausios, tai... Mes prisimename Čekoslovakijos ir Lenkijos išdavystę. Ir mes dabar turime suvokti, kad geopolitinė situacija yra tokia, kad Ribbentropas užvaldo ir Trampas ir Putinas. Vis kartais, jeigu išsukat, bandyk dar kartą, gali pasirinkti, ką nori. Jie žurnalas. Nuostabus žurnalas. Gero skaitymo. Kaip tik, ko nori moteris.